Sveiki, mėly klausytojai. Labą dieną visiems. Pagaliau sveikiname su jumis iš Aklo pasimatymo savo paskyros. Labai tikimės, kad jūs prisimenate, kas yra Aklas pasimatymas ir kad vis dar jo laukiate. Taip, jungiamės su Irma todėl, kad mes vėl sugrįžtam. Jau 11 sezoną, aišku, su pertraukom, bet labai džiaugiamės, kad Aklas pasimatymas nenutrūksta vis dėlto visam laikui. Ir mes vėl būsime eteryje nuo šio sekmadienio 13 valandos žinių radijo eteryje. Taigi kviečiam nepraleisti progos ir grįžti, klausytis mūsų, išgirsti, ką mes kalbam. Aišku, grįžtame vėlgi su mūsų nuostabių rėmėjų pagalba. Tai visų pirma, labai esame dėkingi bendrovei Telia, kuriai svarbu, jog jautrios, socialiai jautrios temos būtų eteryje ir kad ne tik tos temos, bet ir naujienų apžvalga lengvai suprantama kalba, ko vis dar Lietuvoje dėja yra beprotiškai mažai. Nėra praktiškai. Nėra. Ką ten mažai? Nėra. Taip, tai pradėję šią iniciatyvą skelbti naujienų apžvalgas lengvai suprantama kalba, galėsime ją tęsti verslo iniciatyvos pagalba, taip pat žinoma ir medijų rėmimo fondo pagalba padės Aklam pasimatymui vėl kelti labai svarbias temas, atskirties temas. Gerai, Irma, tai tu man pasakyk, tu sakai labai svarbias temas, tai kokios temos tau pačiai yra svarbios? Man yra svarbiausios žmogaus teisių temos tam, kad visi žmonės turėtų galimybę veikti, dirbti, mokytis, norėti, turėtų galimybę keliauti, turėtų galimybės prieiti prie tų pačių paslaugų ir gaminių, kurie yra kuriami visai rinkai. Taip dar ne visiškai yra, nors mes jau ir nuo šių metų paslaugų ir gaminių prieinamumo direktyva įsigalioja ir kitos prieinamumo direktyvos Europos bent jau sąjungoje tikrai yra įgyvendinamos, tačiau mes vis dar susidurėme su tam tikromis kliūtimis tiek fizinėje aplinkoje, tiek informacinėje aplinkoje, tai man visada labai norisi, kad tų kliūčių būtų mažiau. Aš pati, aišku, turiu regos negalią, tai esu suinteresuota, kad atėjusi prie paštomato atsiimti siuntos, ar negalėčiau tą padaryti. Tai, bet aišku, kalbėsime ne tik apie neregių atskirtį, bet ir apie kitų žmonių atskirtį. Ir aš noriu iš karto Liną paklausti. Aš labai noriu paklausti. Ar atskirties temos iš tikrųjų yra svarbios ir reikalingos, arba ar atskirtis tik tai neregiams, arba kitiems žmonėms, kurie turi kokią nors negalią, yra suprantama savoka? Ar žmonės, kurie neturi negalios, kažkaip išgyvena atskirtį mūsų visuomenėje? Kaip tau atrodo? Man atrodo, kad iš tikrųjų tai kiekvienas iš mūsų vienokią ar kitokią atskirtį visą laiką išgyvena ir jaučiasi labai negerai, kai kažko negali, todėl kad, aplinka taip susiklosto. Pavyzdžiui, aš pasakysiu. Pavyzdžiui, nemokai kokios nors užsienio kalbos ir atsiduri tarp žmonių, kurie kalba tik tą kalbą ir tu jos nesupranti. Ir jeigu tau nėra vertimo, tu pasijunti atskirtyje. Taip. Kitas variantas, labai daug dabar kalbama apie amžėjimą. Labai gražus žodis, ten mokykimės visą gyvenimą ir amžius neriba ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tai yra, drąsiai sakau, kad yra visiškai jaunimo kultas ir jau brandžiam žmogui, tiesiog patyrusiam žmogui. Tikrai jauti, kad jam yra sudėtingiau. Todėl mes eteryje su Lina nuo šio sezono būsime dviese. Ir abi kviesime į Aklą pasimatymą savo klausytojus, kalbinsime svečius ir labai tikimės, kad ne tik jauna vedėja būtų laidos, bet ir ne tik jauna ir neįgali. Tačiau bus ir sveiko kraujo. Irma, kaip visada, turi gerą humoro jausmą. O aš tai truputį norėčiau dar praskleisti tą mūsų uždangą ir pasakyti, kad jau šį sekmadienį nuostabus pokalbis su
garso režisierę Eglę Jarmalavičiūtę ir pokalbis apie naujas technologijas, apie tai, kaip Dubline ji testavo nepaprastai įdomų įrenginį, kurį kūrė kitas neregys, tai yra Imas Miller, ir interviu su juo taip pat bus mūsų laidoje ir be galo įdomi informacija apie tai, koks tai yra prietaisas ir kokias galimybės praplečia žmogui nematančiam keliauti iš taško A į tašką B. Ir aš manau, kad tai sudomins ne tik neregius, bet ir visuomenę, kad vyksta tokie dalykai, kad vyksta kūryba, kad kuriami tokie, nežinau, prietaisai. Pavyzdžiui, Lietuvos mokslininkai taip pat bandė tą padaryti, bet jie kažkaip pasižiūrėjo iš tos pozicijos, kad jie nusprendė, ko neregių reikia. Neįsiklausė pilnai į jų poreikius. Ir kada kuria pats žmogus, kuris susiduria su tuo, tai jo tas sukurtas produktas yra ženkliai geresnis, ženkliai prieinamesnis ir taip toliau. Tai čia tokios trumpai, kas bus šį sekmadienį. Po to jūs tikrai susitiksit su keliautoja, žurnaliste Ginta Gaivenyte, kuri viena jauna moteris drįsta keliauti po Azijos šalis. Nepale viena keliauja po kalnus. Ir su kokiam iššūkiais, su kokiais stereotipais jinai susiduria. Ir kaip juos įveikia, tai irgi be galo įdomu. Taip pat kalbėsime ir su kitų nevyriausybinių organizacijų, kurios stengiasi Lietuvoje užtikrinti žmogaus teisų įgyvendinimą atstovais. Tai svečiosis ir organizacijos Viltis atstovė. Taip pat kalbėsime su Lietuvos audiosensorinės bibliotekos atstovais. Kalbėsime su lygybės chartijos atstovė. Žodžiu, pristatysim dar nuostabų jaunimo projektą, tai stiprus įvairovėje, kaip priimti kitokį, kaip jį suprasti. Taip pat kalbėsim apie tai, kaip padėti savo su Ayurvedos medicinos gydytoja Asta Keturkienė. Vienu žodžiu, laukia įdomus sekmadienį, 13 valandą kiekvieną sekmadienį, žinių radijo eteryje, mes su Irma grįžtam. Ir dar nuostabus dalykas, ką jau Irma sakė, bet aš noriu dar kartą priminti, kad 13:30 žinios lengvai. Tai yra žinios lengvai suprantama kalba žmonėms turintiems intelekto negalią. Ir dar kartą pabrėžiu, kad tokių žinių Lietuvoje nėra. Ir jeigu kažkam žinote, kad tikrai galėtų būti aktualu naujienas paklausyti lengviau, suprantamiau, sakykite, dalinkitės šią naujieną. Taip pat laukiame jūsų, visada laukiame bet kokio atgalinio ryšio, bet kokio komentaro, bendraukite su mumis, sakykite, kas jūs trigerina, kur jūs jaučiate atskirtį. O jeigu neturite galimybės 13 valandą sekmadienį įsijungti žinių radijo eterio, užsukite į mūsų YouTube kanalą galų gale, Aklas pasimatymas. Taip, kviečiam į Aklą pasimatymą. Ir laukiame jūsų.